Tai ką, blėt, čia ta Monika darė vidurį nakties. Turėjau miegot, bet žodžiu darė vėliau kokius tūsus. Debilius, nes Aivars miegojo tuo momentu. Tai aš ant kelių valandų miego, nes dabar atsikėliau po 6:02, nors turėjau keltis 7. Bet tiesiog negaliu gulėti, nes tiesiog visas pirmų iš streso tiesiog. Tai sveiki, šiandien mane nekreipkite dėmesio, aš kaip bombžė atrodau, su turbūt 4 valandų miego. Nu bet jo, noriu šiaip biškį pasikalbėti tokia gal rimtesnė, po to pereisim prie viso smagumo. Tai vakar realiai man buvo toksai momentas, kad žodžiu svarsčiau sustabdyti truputėlį, pristabdyti savo fotografijos karjerą, kadangi jaučiausi kažkokia keista, kažkas atrodo, vat, žinote, jausmą, kai nori padaryti, bet vis kažkas nepaeina, vis nepaeina, susideda ir tada galvoju, kad gal visgi tas kelias nėra man. Jo, tipo, turiu talentą, viskas yra ok, bet atrodo, kad tas kelias visgi galbūt nėra man. Tai ir aš vakar Aivarui verkiau ir žodžiu, šiandien turiu šiaip insane fotosesiją. Jie buvo turbūt derinta kokį mėnesį, turbūt su viršum šitą fotosesiją. Tai labai jos laukiau ir šiaip žiauriai jaudinuos prieš ją. Tai aš vakar taip gan stipriai pasiruošiau, susidėliojau visas detalės. Tikrai yra, ko dar trūksta ir ko norėčiau iki maksimumo, bet aš manau, kad mes tiesiog apeisim visą sistemą ir tiesiog tų detalių, kurios turėtų būti, jos atrodys, kad jos yra, bet tiesiog mes užslėpsim jas. Tai jo. Ir žiauriai užsikūriau, šiaip insane, aš labai tikiuosi, kad tam žmogui labai patiks šita fotosesija ir kad bus jam žiauriai faina jinai, nes man insane yra. Ir dar plus prie to paties pradėjau organizuoti su automobiliais fotosesijas. Aš čia buvau vienu momentu labai stipriai pasikūrus ant fotosesijos Italijoje, bet gaila, jog ta fotosesija truputėlį nusikelia realiai, ne tai, kad neišeis, bet jinai nusikelia. Tai labai ties šituo gal man buvo gaila ir mane šiaip labai stipriai hitino šitas momentas, nes aš buvau labai stipriai pasidavus, pasivežus, man buvo nesvarbu, kas man gali atsitikti, tiesiog galvoju, varau ir viskas. Tai jo, tai biški pasidarysiu tokią portfoliją Lietuvoje ir labai tikiuosi, kad rudeniop man visgi pavyks tą fotosesiją Italijoje įgyvendinti. Ir jo. Tai varau maudytis, ruoštis, krauti šmutkės, nes nuo pačio ankstyvo ryto turiu visur sulakstyti, viską suimti, viską sužiūrėti, žodžiu, galva pilna, tai varau praustis. Pirmas dalykas, nekreipim pas mane į betvarkę, nes aš esu žiauriai netvarkingas žmogus. Tai pasiemu telefoną, pasiemu pinigų, nes jų reikės. Tai pasiemiau lėkštę, kadangi pirksiu valgyt, reikės kažkur įdėt. Tai turiu žiauriai, nežiauriai, bet gražiai. Tai tada pasiemu moodboardo knygą. Čia yra senukų, sakė Aivars, politika, žodžiu, kažkas, man tiesiog reikėjo dokumentų, tai čia visi mano moodboardai. Tai jo, šitą įsimetam į Maximos maišą. Tai žodžiu, pas mane kuprinė yra tokia. Šiandien bus kitas objektyvas ant šitą, nes išsinamavau, pasiemu kolonkę su laidu. Čia, kad būtų tiesiog muzikos pasileista, tada yra polaroidas, blikstė, čia tas, nu žodžiu, viskas liuks, viskas pakrauta, viskas veikia. Pasikvėpinsim su Aivaro kvepalais, nes žiauriai skaniai kvepia. Čia, kad ir iki kitų vyrų nevėliot. Atia, pupijukai. Atvažiavau Maksimytę. Einu susipirkti visą maistą, viską. Ir varysiu jau pasiimti objektyvo. Žodžiu, nieko neradau šitoj Maksai, pasu į kitą Maksimą. Nieko, tiesiog absoliučiai įsidėjau vienus saldainius ir tai žiūri, nei baisu, nei kažko, nieko nėra. Tai varau dabar iki kitos, pasižiūrėsim, ką gero ten rasim, nes labai norėčiau rasti kažką bent jau. Next stop. Dabar čia jau tikiuosi rasti viską. Po prakaitų lakstau,
Nefilmavau nieko realiai parduotuvėje, nes tiesiog viską susilakščiau greitai. Dabar varau objektyvą pasiimt ir važiuosiu pasiimt dar reikaliukų šiokių tokių parodysiu. Tai žodžiu, kur aš dar lakščiau. Nupirkau puodelį iš ko būtų galima gerti, degtukų ir nupirkau tokį cigarą. Mes jo nedeginsim, mes jo nerūkysim, bet reikia degtukų tiesiog prie vaizdo. Tai jo, tai šiaip, bus įdomu. Žodžiu, pakol kas man su laiku labai gerai sekasi, viską spėju ir netgi turėsiu dar rezervo laiko. Tai čia žiauriai gerai, nes galvau, kad bus šiek tiek striukas su laiku. Tai pakol kas turėsiu kažkur apie 1,5 valandos susidėlioti visą lokaciją. Tada lėksiu į makiažą, iš makiažo vėl lėksiu į lokaciją ir tada jau pasitiksiu pilnai modelį ir viską. Tai šiaip su laiku žiauriai gerai man sekasi. Šiandien kažkaip visur bistrai varau, nors ir su mažai miego, bet žiauriai gerai. Tai čia yra mūsų ta lokacija. Jo, ir aš tai šitokia situacija, tai šiaip man visai fainai prie tų langų, šitas kampas, kad čia sienos ir aišku va šita vieta. Tas išsilenkimas būtų visai nice, bet dabar šitie yra padaryti, tai greičiausiai, jeigu mes čia jūs fotografuosimės, tai mes juos retušuosim tiesiog tokiu atveju. Tai jo. Susiblokau, mano šukuosina, tai aišku, kad susigadino. Eisiu savo paprakaitu. Žodžiu, susinešiau visą mandą, parodysiu, kas pas mane yra per daiktai. Tai pirmiausiai, kompiuteris, monitorius, dėžė, spausdintuvas, mano kuprinė, lempa, štatyvas, beisbolo lazda, degtukai, piniginė, puodeliai, objektyvas, man lyg maistas. Ai, čia maistas, čia kažkokias mano kuinės. Susinešiau. Nu va, pasidariau savo visą absoliučiai erdvę. Tai dabar praeisim pro kiekvieną kampelį ir parodysiu viską. Pats pirmas kampelis tai yra ofiso kampelis. Tai kažkas mes šitai visi vaizduojam, ragelis, cigaras, kompas, čia dėžė, čia beisbolo lazda. Čia šiaip gal pastatysim. Antras kampelis. Sofkutė balta su lempa, įsijungsim, nu žodžiu. Tada trečias kampelis irgi. Toksai biški į ofisą neša, va, iš čia labai gražiai šviesa krenta, tos duris ten užsidarys, tos kėdės čia pasitraukia. Nu, žodžiu, gerai atrodo. Tada sekantis kampelis. Čia susidėta viskas, bet galimai mes naudosim. Tiesiog galimai iš to kampelio patrauksim ir čia pasistatysim, pasidarysim ir vėl keisim. Tada, žodžiu, šiaip visiškai neplanuotas dalykas. Tai yra štai šičia kampelis su oranžinė siena, pasistačiau baltą lempą, čia visa šita huinės greičiausiai nueis, čia pasistačiau mėlynus paveikslus, nes jie labai gerai atrodo, ta lempa įsijungs ir čia kabo va tokios lempos. Šiaip žiauriai gerai jos atrodo, visai įsivaizduoju platų tokį kadrą ir random tos lempos tiesiog. Tai jo. Tai va štai tokios vietos čia yra ir dar tada bus išėjus lauk šitos raudonos duris, nes iš vienos pusės geriau atrodo ir laiptukai. Viskas. Čia yra mūsų visa šita erdvė. Mes galimai gal ten nueisim, gal čia prie sienos, prie veidrodžio. Čia visas šmutkinas bus, tai čia visiškai turbūt šitos vietos neliesim. Nu, bet va čia va yra pagrindas. Šitos kelios zonos. Tau už paparacijas jau galima? Čia nesužiūrėti. Jis galima. Kaip jau kaip tą kolį. Labai gerai, visai gerai.
Čia buvo labai keista, man cigarą nusipirkau. Galbūt netgi minimalų paimitavimą, kad kažką daužyt. Galima nors ir per kokį tą spaustuvą, galima kokiam, galima bandyti kokį variantą, kad... Nes galim, kad tarkim, kad tu ją galėsi, žinai, nutiekti tiesiog. Jo, grinai, tokį šiandien pasidarys, yra iš žinau. Galiu realiai tik padaužti ją. Ja, gali ją iš šoną šveis, gali šauti. Gerai. Jo, viskas okei, gali važiuoti. Labai gerai, labai gerai. Labai gerai. Kaip susitvarkysi dabar? Okei, gali važiuoti. Nice, labai gerai, labai gerai, labai gerai. Oi, tu realiai sulaužiau. Viskas ok. Galiu ir mes lapus ir paštą daužyti. Davai darom dvigubą. Da. Darom dvigubą. Žiūrėk, labai gerai. Aš užtat ir norėjau kažko įdomesnio, nes... Kaip uogienė. Čia kažkoks plaukas. Dabar kaip tik pas Ir tada motė. Dabar pabandau, atsistok. Gerai, tau. Tai tada čia ką, vaikytas, štai aš greičiausiai grįžtu arčiau netgi. Gali? Jo, šiandien būnam kine, žiūrėti Taip, po fotosesijos realiai tik tai susitvarkiau, susikrovau, nieko nebefilmavau, nes tikrai nebebuvo per didžiausio noro, kadangi buvau labai pavargusi. Tokios fotosesijos, kai rengi viską pats, viską darai, viską dėliojas, labai daug atema jėgų ir energijos, tai dėl to tiesiog nieko pabaigoje nebefilmavau, nes tiesiog norėjusi kuo greičiau viską susitvarkyti ir važiuoti namo. Tai grįžus dar šiek tiek leidau savo pailsėti ir tada iš karto sėdau prie nuotraukų atrankos. Tai iš manęs šiandien būtų tik tiek, tai žiauri ačiū, kas peržiūrėt iki pačio galo, man be galo daug tai reiškia, tai paspauskit laiką, pakomentuokit, pasidalinkit ir tuo pačiu pasubscribinkit, kas dar manęs nesekat, o dabar aš su jumis atsisveikinu iki kito ketvirtadienio. Čiau!